metais Kelmė mini 525 metų jubiliejų. Ir šios datos proga vienas iš pirmųjų renginių yra Aldo Jaručio ir Valentino Lukono puikiai nuotraukų paroda, būtent skirta šiai datai. Autorius ir prašom, rodykit, demonstruokit, pristatykit savo parodą. Pradėsiu gal aš, nes turiu patirties, ne pirmą kartą atidarinėju parodas, jau pradedu išmokti ir kalbėti tvarkingai prieš žmonės. Idėja kilo labai senai, net su moksleiviais mes jau buvom pradėję tokį projektą Senoji naujoji Kelmė. Tokia buvo idėja, kad senos nuotraukos ir iš to paties rakurso, iš to paties taško dabartinė Kelmė, lyg tai sulyginama sena ir nauja. Ir vat po truputį ta idėja rutuliojosi ir mes su Valdu susitikę ir pradėjom kalbėti, kad reikėtų parodyti, kaip atrodo ta Kelmė, jo labiau, kad jubiliejus labai gražus. 1000 metų laukti, pagalvojom, gal biškutį ir per ilgai, kol tai Kelmei sukaks, o vieną kartą per 500 metų padaryti parodą apie Kelmę, tai galima. O jo labiau, kad pastoviai parodose dalyvaudavo gerbiamas ponas Klimašauskas ir vis jis kartodavo, kad medžiai, peizažai, gamta, tai čia, tos gamtos buvo, bus ir taip toliau, bet vat išliekamoji vertė, tai tikrai tada turėtų būti kažkas paroda. Tai vat mes ir sugalvojom tokią prie tos progos, priderinom apie Kelmę. Čia yra, iš pradžių irgi buvo toksai sumanimas, kad paimti visą Kelmės rajoną, nes yra daug gražių nuotraukų ir iš Kelmės apylinkių, iš Tytuvėnų, iš miestelių, bet kol kas apsisprendėm, kad čia tegul būna vien Kelmė. O man kaip vietiniam kelmiečiui žiūrinti nuotraukas tikrai toks įspūdis susidarė, arba kaip lyg tai ir šokiruotas pasijutau, kad eini per tą Kelmę, lietus ten lyja, arba ten šlapdriba kokia nors, nieko įdomaus atrodo. O kai pagalvoji, pasižiūri į nuotraukas, ir dar į nuotraukas, aš pristatysiu dar, į nuotraukas truputį svetimom akim, pasižiūri, pasirodo, kad ta Kelmė tikrai išskirtinis kraštas, kur jūs pastebėsit, kad tie patys gandrai visai kitokie negu Vilniaus krašte, netokie jau išdidus, paprastesni. Ir katinai pasižiūri, eina kažkodėl į muziejų, bet ne prie Maksimų ar kur. Tai vat, pasižiūri, kad ir tas vanduo Kelmės Kražantis daug švaresnis negu Nemuno ar Neries. Tai vat, ir ta paroda, manau, aš apie nuotraukas daugiau turbūt ir nekalbėsiu, ar manau, kaip dovana vat, Kelmės miestui, Kelmės jubiliejui. Valdas Kelmiškis, baigęs Kražantės pagrindinę mokyklą, tada buvo vidurinė mokykla, antroji mokykla, jis iš Kukečių, savo gimtojo krašto neužmiršta, daug padeda ir kaip fotografas, ir moksleivių fotostudijai, ir šiaip dažnai lankosi. Dauguma nuotraukų yra jo, mes galbūt specialiai, tiksliau aš galbūt specialiai taip jau sumaišėm, kad nieks neatskirtų, žinot, man irgi norisi prie menininko taip šešėlį pabūti, nes vis dėlto fotomenininkų sąjungos narys, vienintelis iš Kelmės rajono, tai daugiau nežinau, kad kažkas tai būtų. Tai vat, dauguma nuotraukų yra Valdo, jūs pažiūrėsit. Nuotraukos čia salėje nesibaigia, dar yra viršui. Ir viršui foje, ir kambarėlį. Iš viso yra virš turbūt 80 nuotraukų. Va, visos nuotraukos apie Kelmę iš Kelmės. Tai pristatymą, tai Valdas Jarutis. Prieš 10 metų teko išvykti iš Kelmės mokslus tęsti Vilnių. Bet dažnai Kelmė ir čia nuotraukose, ko gero pasiseka pagauti ir auksinį rudenį ir vasaros gražios, pavasario.
ir susidėjo bendras kelmės. Graži paroda apie kelmę. Žinom, daug prigyrė dabar, sudėtinga. Čia yra vis tiek bendras mūsų jungtinis darbelis. Nelabai ką papasakoti, yra daug apie parodą, reikia ją žiūrėti. Tai graži pradžia mūsų miesto jubiliejaus. Ir gal ne viską matėme, bet tai, ką matėme šioj salėje, tai turbūt galėtų įvardyti tai netikėtą kelmę. Mes ją kasdien matom, kasdien vaikštom, bet kažkaip tai lyg tai ne taip mums susifiksuoja. Čia tikrai jinai pamatyta kaip nuostabi, kaip graži. Tas mūsų mielas kampelis. Mat yra nuotraukos iš kelmės. Gal jau pasakyti, gal čia. Autoriams už tokią gražią idėją, už tokį gražų renginį, kaip startą į mūsų miesto tokią gražią šventę. Linkiu Jums kūrybinės sėkmės, dar daug gerų minčių, gražių parodų ir viso ko geriausio. Labai ačiū Seniūnijos vardu. Tikrai šiemet neeiliniai metai, kaip čia buvo pasakyta, ir prasideda ciklas renginių, intencijų skirtų mūsų miestui. Čia ne vienas įsireiškia, kad sako, tas miestelis mums atrodo toks paprastas, kasdieniškas, kaip suprantame, ir jį pamatyti šventiškesnį, gražesnį, aišku, padeda menininko akis. Ir jau kai menininkai pradeda kažką tai kurti, tai jie jau nebešneka. Kol šneka, dar nekuria. Paskui jau jie nemėgsta, kai jiems trūkdamas šnekom. Tai šiandien mes iš abiejų autorių tai susilaukėme.